šiandien akcentas buvo kitur. Nebuvo galbūt dominuojančio Daugėlės pasirodymo, bet dominavo perimetro linija. Tai jo, mes tokį planą ir buvom pasidarę. Norėjom ne tik žaisti per didelės, ką galbūt darėm prieš tai rungtynės, nors irgi negaliu pasakyti, kad mes nenorėjom ir savo gynėjų išnaudoti, bet sakau, mums reikėjo tos tokios koncentracijos, turbūt gavom gerą spyrį į užpakalį tose rungtynėse Klaipėdoje ir tikrai džiaugiuosi, komanda parodytų charakterių, parodytų norų ir liko dar vienas žingsnis. Stengsimės antradienį pabaigti seriją, pažiūrėsim, kaip pavyks. Šiose rungtynėse beveik dvigubai mažiau baudos metimų negu įprastai šioje serijoje. Ar klaipėdiečių gynyba tai lėmė tiesiog kitokia, ar patys kitur akcentą dėjote? Nepasakyčiau, kad ir gynyba viskas buvo kaip ir tas pats, žinot, vienose rungtynėse teisėjai daugiau leidžia kontakto, kitose mažiau. Tikrai buvo momentų, kur aš jų prašiau pražangos, jie nesušvilpė, tai gal iš to susidėjo ir tas mažesnis baudų metimų skaičius. Vietoj Zuivo Dūro rotacijoje šiandien akivaizdžiai naudota buvo Justina Miknaitė. Ir jos ir gynybiniai epizodai prieš Brigitą Senickaitę rungtynių metu irgi kiek keitė patį žaidimo paveikslą jūsų trenerio akim? Tai pakeitė, mes tam ruošėmės, pasitikim kiekvieną savo komandos žaidėją, biškį pakeitėm tą rotaciją ir kaip rodo rezultatas šiandien tas pasiteisinamum. Treneri, ar rungtynės visų pirma kitokios dėl to, kad ne per priekinę liniją pagrindinis Vilniečių akcentas, bet per perimetro liniją buvo, ar kažkuo kitu? Ne, tai ir per ten. Mes per pirmas 2 rungtynės labai daug rizikų taikėm ir jos mūsų nenubaudė per tas rizikas. Šiandien nubaudė per visas tas rizikas, tai tokį rezultatą ir turim, bet tiesiog mes turim kažką rizikuoti labai stipriai, kad mes turėtume kažkokį šansą, tai eini vabank, arba nubaudžia ne, tai šiandien buvo puikus pavyzdys, kai nubaudžia. Kuriame šių rungtynių momente buvo pradėta galvoti vis tiek ir dėliotis planai apie ketvirtąsias jau finalo serijos rungtynės, jos po 2 dienų? Net nebuvau iki šio momento dėliojusis kažką, nes didžiausias dalykas, ką norėjau, tai sumažinti skirtumą. Jau rungtynės gal ir buvo praloštas anksčiau, bet nesinori būti žeminamam. Baudos metimų per pirmasias 2 rungtynės dvigubai daugiau išmetė Kibirkštis toks, dėl to, kad dėdavot akcentą prieš priekinę liniją, ypatingai prieš Daugėlę. Šiandien to nebuvo. Tiesiog bandėt kitaip apsiginti, ar pats kamuolys rečiau vaikščiojo iki Daugėlės Vilniečių veiksmuose? Jos labai puikiai šiandien surado savo metikės, tiek Zovai, tiek Kamilė, tai tiek nereikėjo iš pačios Daugėlės ir pati Daugėlė nusiųsdavo kamuolį ten, kur reikia. Jau faktas, kad jie prisitaikė prie mūsų tos gynybos, uždėjo akcentus, kur turi kamuolys nueiti ir ten jisai ir nuėjo. Antradienį taktika ar mentaliniai dalykai į priekį? Siela, galva, viskas, daugiau nieko nereikia. Tikit, kaip ir tikėjot iki šiol? Tai aš tikėsiu iki galo, jeigu ir merginos nebetik, vis tiek tikėsiu. Jom visų pirma, o pergalę antrą.